apie saugumą ir pasitikėjimą. Žinau, dariau apklausą ir priimanti grupę moteris ir vyrai turėjo atsakyti man, kokiu tikslu jungiasi į grupę. Ir buvau labai nustebinta, kad labai didelė dalis moterų negali tiesiog jausti gyvenimo džiaugsmo jausmo, kad negali paleisti praeities prisiminimų, kas neleidžia jums džiaugtis dabarties akimirką. Ir, žinoma, kai jūs tokios esat, dėl to kenčia ir jūsų santykiai, ir jūsų finansai. Ir šiandieną noriu trumpai apie saugumo jausmą, apie stabilumą. Tai brangiosios ir brangiai, stabilumo, tokio kaipo stabilumo nėra. Yra nuolatinis augimas ir kai jūs ieškot, ilgitės stabilumo, stabilumas tarsi yra samdomam darbe, žinau, kad gausiu atlygį. O kur garantijos, ar jūs tikrai ta įmonė jūsų gyvuos N metų, ar ne, kad jūs visą gyvenimą ten saugiai pradirbsit? Kas yra stabilumas? Tai tarsi siejasi su žodžiu lygu, ramybė. Ramybė, vidinė ramybė yra labai gerai, bet ramybė jūsų veikloje, jūsų augime, jeigu vaikas užstriktų ties 5 metų amžiaus riba, jam tai yra stabilumas, jisai toks dabar ir nėra augimo. Kas būtų? Jis tiesiog pasuktų, jis jau eitų link susinaikinimo, nes jis tik 5 metų, jis neauga, jis yra ribotas. Tai jeigu jūs siekėt, ieškot visur stabilumo ir garantijų, jūs sustabdot savo augimą, jūs sustabdot savo plėtrą, savo gražesnius galimus santykius. Jeigu jūs visur save apribojat, uždarot į narvelį, šito nesakysiu, šito nekalbėsiu, šito neparodysiu, nors labai labai noriu, bet neišreikšiu vien dėl to, kad tai galbūt gali užgauti kitą žmogų. Aš galbūt neįsiu į mokymus, kai irgi kartais sutinku moteris, kurios matau, kad labai nori eiti į programą, jums tai labai aktualu, bet jos sako, o ką vyras pagalvos, jis nepritars, tada iširs mūsų santykiai, vyras nepritars. Į kurią vietą moteris save pastato? Nes save nustumia į kamputį ir į pirmą vietą pastato vyras. Kaip vyrai elgiasi su tokiamis moterimis? Kai vyrai jaučia, kad jie yra ant pjedestalo, jie tiesiog su laiku pradeda tokių moterų nepastebėti. Atleiskit, brangiosios, tos, kurios savo vyrus susikėlusios ant pjedestalų, kur jums vyrai yra jūsų gyvenimo centras. Su laiku jūs jiems tapsit neįdomi. Jeigu jūs neturit savo kažkokiu tiksliau savo vidinius poreikius uždarot, nustumėt tokius kaip augimo poreikius, mokymosi poreikius, galbūt pagalbos poreikius, vien dėl to, kad vyras tam nepritars, jisai tai jaus ir jisai pradės netgi, tas žodis manipuliuoti man labai nepatinka, bet jisai jūs pradės kontroliuoti, jis dar daugiau jums neleis. Nes, tiesiog, iš tikrųjų, tai ne jis jums neleis, o jūs pati savo neleidžiat. Nes tai, ką jūs galvojate, jeigu jūs galvojate, kad vyras jums neleis, vadinasi, jūs viduj bijot jau. Jūs iš karto nusistatėt, kad vyras jums neleis. Bet jeigu jūs viduj drąsiai jaustumėtės dėl savo šito poreikio, kad jums reikia arba mokymo, arba kažkokio augimo, ar kelionės, ar kažkokio daikto, vyras tam neprieštarautų. Jeigu tai būtų tvirtas vidinis sprendimas ir vidinė ramybė, kad man to reikia. Jeigu jūs kažką įsigijat iš baimės, kad kažkam tai nepatiks, tai tam kažkam tikrai tai nepatiks ir jis jums tai tikrai parodys ir pasakys labai aiškiai, gal net ir skaudžiai. Taigi grįžtam prie stabilumo. Niekomet nesiekit stabilumo, niekomet nenorėkit laimėti loterijai. Jeigu jūs eisit gyvenimu pilnu tempu, jūs ir taip laimėsit labai daug iš gyvenimo. Jums tiesiog dovanas duos. Jeigu jūs lauksit laimėjimo, jūs jo taip niekad ir nesulauksit. Eikit, gyvenkit, džiaukitės, tobulėkit, nes žmonės nori laimėti kažką tam, kad galbūt patenkintų savo bazinius poreikius. Aš gal dabar jau orientuota daugiau į tą nišą, į tas moteris, kurios jau patenkinę bazinius poreikius ir
svarsto, o kas man įmanoma dar daugiau. Vadinasi, o ką aš dar galiu pasauliui duoti per save daugiau, ką aš dar savėje esu užspaudusi ir savo neleidžiu. Ne? Ir šitos moterys, jos nežiūri saugumo, jos supranta, kad augimas yra būtinas. Čia kaip ir vaikas, jis negali užstrigti ties 5 metų riba, jisai auga. Taip ir jūs, brangiosios, jūs turite augti. Jūs turite nebijoti. Ir kuomet atsiranda tas, sakykime, saugumas, nestabilumas, bet saugumas, kai aš pasitikiu savim, o aš pasitikiu savim tik tuo met, kai aš turiu tvirtą su savim ryšį ir kai aš pasitikiu pasauliu, kai aš pasitikiu aplinką, kai aš pasitikiu kūrėju, kai aš nekovoju su procesais, bet tiesiog vykdau savo procesą. Einu ten, kur aš jaučiu, kad man reikia eiti, kai aš esu ištikima savo. Ir kai yra ta vidinė drąsa, tuomet ir yra tas tarsi vidinis stabilumas. Tuomet atsiranda stabilumas augime. Taip. Tokiu metu jūs suprantat, kad bus ir kliūčių, galbūt, bet jūs į tai žiūrite ne kaip į kliūtį, o tiesiog, atėjo duobutė, priejau duobutę, aš ją turiu perlipti, vadinasi, aš ją perlipsiu. Jeigu aš jau savo pasakiau, kad aš viską įveiksiu, aš vadinasi, tai įveiksiu. Bet jeigu, tuo labiau, čia moteris, ne apie kovą įveiksiu. Man labai nepatinka žodis tikslai, kovoti, eiti. Moteris teka, moteris pasiema, moteriai viskas ateina lengvai. Tai nereiškia, kad jinai nieko nedaro, jinai daro ir galbūt daro net daug daugiau, negu kad kita moteris kažkokiam samdomam darbe. Aš čia gal nenoriu skirti samdomo darbo ir savo veiklos, bet galima ir samdomam darbe. Galima kovoti, eiti sunkiai, galima atsipalaidavus, kūrybiškai dirbti savo samdomą darbą ir dirbti tai su džiaugsmu. Taigi grįžtam prie stabilumo ir pasitikėjimo. Primenu, stabilumo pojūtis viduje atsiranda, kai jūs pasitikit savim ir pasauliu. O kaip tą pasitikėjimą atkapstyti, kaip jį įgyti, jį reikia užsiauginti. Ir žinoma, kad jeigu tu žinotum, kaip tu jau tai būtum padarius, tai tiesiog stebėk mane, dalyvauk mano mokymuose, kuriuos aš duodu ir tikrai pakankamai duodu ir nemokamai. Išgirsk mano žinutes ir kruopelytė prie kruopelytės tu vis tiek paaugsi, vis tiek atsiras daugiau to vidinio pasitikėjimo ir saugumo. Taip? Nes jis yra tik tavyje, jo nėra išoriai. Tai, brangioji. Tai ką sakau iki kitų mano žinučių. Tau.